Spalio 3 dienos 2024 metų pranašystė apie istorinį karą tarp Izraelio ir Irano. Viešpats prakalbo su manim šiandien apie masyvų karą, kuris ateina į Izraelį. Labai masyvų. Viešpats parodė daugybę orlaivių. Masyvus reidas. Jis šokiruos priešą. Bet tame pokalbyje aš dirbau su kompiuteriu, bandžiau suskaičiuoti, dirbau ir tie dalykai įtraukė su aerospace, aerokosmosu, GPS, positioning ir dirbtiniu intelektu. Dirbau su kompiuteriu sapne. Ir staiga aš gavau sprendimą. Ir aš galėjau būti pritaikyta bomboms, orlaiviams. Ir kai išeidinėjau su džiaugsmu ir sutikau išeidinėdamas Arkangelą Michaelį. Arkangelą Michaelį. Tas, kuris kovojo su Liuciferiu, velniu, ir išstūmė iš dangaus. Aš sutikau, jis milžiniškas, nes ten, kur mano galva, ten buvo jo kelias. Taigi jis turėjo pasilenkti. Jisai pasilenkė ir pasisveikino su manim. Aš jam daviau ataskaitą, kad turėjau proveržį. Eikime, pažiūrėsime. Sėdome prie kompiuterius, atsisėdo žišnės ir tuomet po to aš išvydau masyvų numerį orlaivių, skenančių reidų ir grįžtančių atgal. Bus masyvus karas į vidurio rytus, įtraukiant Izraelį ir Iraną. Bus šokas. Ir liepsna, kuris ateis iš ten, istorinė, kurią mačiau 2005 metais. Jinai keliaus taip toli, kaip kairė ir taip toli, kaip dešinė. Ir visą kelią į viršų link į dangų. Ir viduje ten bus daugybė mažų liepsnų. Bus istorinės gaisras, kuris nebuvo matytas nuo pat tada, kada Žemė buvo sukurta. Milžiniška ugnis. Ir viduje daugybė mažų liepsnų. Tas reiškia atominį sprogimą. Arba buvo išmušta ir sprogo, arba atominiai ginklai buvo naudoti Izraelio į tą vietą. Ir mes taip pat smalsų žinodami. Galbūt Iranas bandys atsakyti banga, bet manau, kad pirmas išmušimas yra toks masyvus, kad visi orlaiviai yra išlaužyti ant žemės. Taigi masyvus karas ateina į Izraelį, labai istorinis. Ir matau masyvų skaičių orlaivių, kurie nukeliavo reidui ir grįžo atgal. Ir kita banga. Taigi labai rimtas karas Iranui. Kristus grįžta. Bažnyčiai, žinote, kad nereiškia, kad Kristus grįžta. Viešpats sako, pasiruoškite. Nes ta karo diena, iš esmės, sako, bus reikalingas taikos sutartis tarp arabų pasaulio ir Izraelio. Aš nesakau, kad tas karas įvyks prieš paėmimą ar po paėmimo. Niekas nežino, ne dienos, ne valandos. Bet kai matome eskalaciją tokio tipo karo, galime žinoti, kad antikristas pasirodys. Mačiau masyvų reidą didelio numerio skaičiaus orlaivių. Kristus grįžta, ačiū. Paruoškite kelią. Kristus grįžta.